Badauskai prisijungi. Kaip matom, tik didėja, garsas nežmoniškas. Badauskai suka elektrą atgal, matosi, kad vėl prisijungia prie energetikos valdymo elektros tiekėjo. 93 vatai, 94. Pien 60 amperų, 92-94 vatai, tai yra daugiau negu iš ryto, garsas didžiulis. Tyliai sakiau. Tai yra, kaip matom, garsas didžiulis. Badauskai toliau suka elektrą atgal. ESO dangsto ir ESO atsiųsdami laišką parašė, kad nei į priekį, nei atgal negali sukti skaičiukai. Tai yra, pas mus yra foto nuotraukos padarytos, kad atgal skaitmeninis skaičiukas sumažėjo ir gana nemažai skaičiais. Jau nuo 19 metų stebint Badauskų ir savo skaičiukus. Tai yra, aiškiai matosi, kad skaitmeninis skaičiukas keičia duomenis. Tai yra, Badauskai klaidina elektroninius skaičiukus. Visą įrangą, kas tik turi. Šie įrenginiai irgi dabar yra klaidinami, nes garsas labai didžiulis. Įtampa šitokia. Jinai jau mėnuo laiko nesikeičia po to, kai Badauskienė įsilaužė į energetikos ministerijos serverius ir nuo to, per mano telefono įrenginį, ir nuo tos dienos įtampa visiškai nesikeičia ir sukimosi greitis praktiškai nesikeičia. Tai yra tyčinis mūsų deginimas ir mūsų vienintelio paskutinio šaldytuvo sugadinimas. Badauskai visiškai tą daro atvirai ir visiškai nebeslepia savo vagystės. Už tai stengiasi ESO su Igničiu. Ignitis, kaip žinom, per televizorių nekartą minėjo, kad priklauso Rusijai. Akcininkai yra. Ar Badauskas su Badauskienė nėra rusų žvalgybai nedirba, tai irgi yra klausimas, nes turi įrangą, kuri priklauso tik slaptosiom tarnybom. Ir kiek Lietuva yra pavojų. Čia irgi kitas klausimas ir turėtų susidomėti slaptosios tarnybos ir žvalgyba apie Badauskų įsilaužimus ir ryšį su Igničiu Rusija. Ir kas čia toliau vyksta ir kodėl jie taip inirtingai yra dangstomi 20 beveik metų.